Tada į Starfishą daugiau atsirado NT varžybos. Mes Starfish'e mėgstam konkursuoti nekilnojamų turtų. Tai buvo, kas daugiau nupirks berods, ar kas daugiau uždirbs, ar kas daugiau padarys, taip toliau, taip toliau. Ir mes sugalvojom skelbt butą, garantuotai nelaimėjom tų varžybų, bet buvom viena iš 3 gal komandų, kuri darė ir tai davė man suvokimą apie pinigų pritraukimą. Žinau, kitą komandą, kur irgi, man atrodo, ten ir Vytauto prospekte, man regis, kažkokį objektą turėjo, kur, kad ten, žodžiu, paėmė vieną objektą, kol tą vystė, jį ten įkeitė, pasiėmė antrą objektą, ten jį paflipino. Nu, aš sakiau, blema, man čia reikia dar, kad lėtai papasakotumėt viską, žinai, kad aš suprasčiau. Ypač jeigu didesnė komanda, nu, tu drąsos daugiau atsiranda, jeigu tu 5 eini, aišku, tai yra labai sudėtinga tokį komandai dirbti, bet drąsos daug daugiau, kai eina 5. Tai taip ir prasidėjo iš esmės ir nuo to skelimo atsirado jau tada mano kiti etapai, kur jau pasiūlė jau verslą daryti ir išeiti iš darbo.